Draugai, aš dabar ieškau, žinokit, kažkokio tai eilėraščio, kuris būtų gražus eilėraštis apie rudenį, galbūt būtų, pavyzdžiui, radau rudens etiudas. Gerai, susirask eilėraštį, mes paskambinsim du stulpeliai ir... Tai gal aš tada viską ir padarysiu, žinok. Gerai. Kam tokiai? Andrai, 20 metų. Liaudies sveikinęs Andra. Jums yra užsakytas elektroninis sveikinimas. Jeigu norite išklausyti eilėraščio, spauskite vienetas. Jeigu nenorite išklausyti eilėraščio, spauskite dvejetas. Pala. Jūs paspaudėt. Taip. Kai einam apakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausytis tavo mažo balso. Apšalę medžią ir mus žiūri taip atlaidžiai. Lyg jau senais metais eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose lyg grotų muzika, vėjelis liečia baltį veidą, kažkas sako. Taip norisi bučiuot, bet kokią riziką aš pagaliau ryžtuosi, kai nieks nemato. Jeigu norite išklausyti dar vieno sveikinimo, spauskite vienetą. Tas pats eilėraštis. Kai einam mes pakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausyti. Kurie numerį jūs paspaudėte? Ar jūs paspaudėte numerį 1? Atsakykite taip arba ne. Taip. Jūs atsakėte? Ne. Jeigu norite išklausyti dar vieną eilėraštį, pasakykite taip arba ne. Ne. Jūs atsakėte? Taip. Kai einam apakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausytis tavo mažo balso. Apšalę medžiai į mus žiūri taip atlaidžiai, lyg jau seniai mes eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose lyg grotų muzika, vėjelis liečia baltą veidą, niekas sako, taip norisi bučiuot, bet kokia rizika, ir pagaliau aš ryžtuosi, kai nieks nemato. Jeigu norite išklausyti eilėraštį dar kartą, spauskite 1. Jeigu nenorite, pasakykite ne. Ne. Jūs pasakėte? Taip. Primename, kad minutės kaina yra 5 litai. Gerai. Kai einam pakojam slamiams ruduo, galėčiau amžinai klausytis tavo mažo balso. Apšalę medžiai ir mus žiūri taip atlaidžiai, lyg jau seniai mes eitume šiuo keliu. Visi tie žodžiai pienose lyg grotų muzika, vėjelis liečia baltą veidą, kažkas sako. Taip norite bučiuot bet kokią riziką ir pagaliau aš ryžtuosi, kad nieks nemato. Jeigu jūs galvojate, kad jums skambina radistai, pasakykite 1. Kas man tai padarė? Kas jums tai padarė? Kas? Zip FM. Labas Andra, su gimtadieniu 20-oju tave sveikina Markas. Labas, brangioji! Ačiū. Kaip Va taip vat. 15. Ačiū. Emocijų proveržis Zip FM studijoje, brangieji. Ir O dabar kūrinys. pasiklausykime naujo hito pavadinimu Fuck You!